O ar žinojai, kas dažniausiai priveda mityboje prie nesėkmės, taip vadinkim. Tai dažniausia klaida ir mano pačios, ir mano klientų, jau kaip patirtis rodo, ne, kad mes norim čia ir dabar ir visko. Ir kai pradedama taip nuo pirmadienio, viskas, atsisakau visiškai visko, ribojam savo, nežinau, ir maistą labai stipriai, arba ten iš vis dar žiauriau, grikių dietos, aš esu girdėjęs obuolių dietas, aš esu girdėjęs kefyrų dietas ir ko tik nemačiau ir panašiai. Ir tai yra didžiausia klaida, kad mes labai greitai ir staigiai norim kažką pakeisti, kažką padaryti ir mūsų užtenka maksimum, nežinau, savaitėj 2 mėnesių, ne? Aš iš tikrųjų iš patirties žinau tik tais realiai, man atrodo, vieną moterį, jinai buvo pas mane kurse, mokymuose, kuri, jinai turi tą tokį charakterį ir jai taip pavyko, kad jinai vieną dieną savo pasakė, viskas užtenka, pereinu pilnai ant sveikos gyvensenos, sveikos mitybos ir jinai taip ir padarė ir pasėjau ten, gal 5, 6, o gal 10 metų ir tas puikiai pavyksta, bet taip jinai per vieną dieną pasakė ir viskas pavyko, pasiteisino. O visiems kitiem, taip pat ir aš tame tarpe, nes aš praėjau labai daug, jau ir varžybose daug dalyvavusi anksčiau ir maitinausi sveikai ir bandžiau ir aš jau, ko tik nebandžius, kaip aš sakau, ir visada tas nulemdavo nesėkmę, nes tai buvo staigus kažko darimas ir kraštutinumų, kaip sakau, pasiekėm kraštutinumus didžiausius ir tai buvo, pagal mane didžiausia klaida. Bet kai tik aš pradėdavau po biškę, lėtai viską keisti, pavyzdžiui, grietinę pakeisti graikiškų jogurtų, arba išgerti daugiau vandens, arba prasieiti 20 minučių vakare, arba po treniruotės pasilikti 10-15 minučių dar prasieiti, kardio padaryti. Ir tokie maži įpročiai galiausiai privedė prie didelės pergalės, didelio rezultato, kai mano kūnas pagaliau man padėkojo. Ir dabar, aišku, visi prieina, paklausia, kaip taip greitai. Ne greitai. Tiesiog ilgą laiką reikėjo išlaukti, buvo nepastebimas, taip sakykim, nepastebimas tas rezultatas, arba nebuvo tiek kardinaliai pastebimas rezultatas. Ir paskui vieną dieną bumt, kaip sakau, ir kūnas atsidėkojo, kūnas paleido viską ir man pavyko numesti svorį.